Laba diena. Šiandien noriu parodyti, kad aš turiu kelias dalis. Zombį, tokią sieną, dujas, tokį. Dabar aš čia neišėlės, bet nes neturiu tiek daug vietos. Turiu mažą blokšelį. Tokį daiktą kaip tokį. Tada dar tokį. Tada tokį. Paprasta labai. Irgi pabėgšiai. Viską galima sudėti kaip norim. Dabar kaip statyti namus iš šitų dalių visų. Čia jums parodo. Paprastos dalis. Nieko neįmanoma pastatyti. Tai aš jums pasakysiu vieną. Įmanoma, jei moki, įsivaizduok. Tai čia. Čia. Kaip tai namą. Kad vienodas aš statau gražiai, kad būtų viena. Taip, pastatais kaip tokį daiktą. Tai sieną. Stogelį. Galima visur kelių palikti, nes o kaip matėt, kai kuriuose yra lego žaisluose, kaip vadinasi tie paliktos specialiai skylę. Todėl, kad galėtum žaisti. Aš taip padarau. Ne visur. Va, toks namas mažas. Dabar man reikia pasadyti šitą. Palaukit, dar man reikia dar va, suradau tokią detalę, va tokią, labai paprasta, tokia detalė, garsas man reikia prisitraukti, va, jį šitą uždedam prie darbo. Ir jis kažką dirba. Ir viskas, jis kažką dirba. Ir mes jau nebesirūpinam. Mums ką nors reikia pastatyti. Va, toks gaunasi. Nelabai moku su kamera daryti. Ir taip toliau gali statyti. Taip nesaramins. Kas tik tai pabliūnai gal. Aš dabar turiu labai daug lego, todėl aš nelabai rūpinu, ką aš statau. Šiaip neturiu kartais ką veikti. Tokius daiktus statau. Ir taip toliau. Aš ką noriu pastatau. Ir jūs galite tokią pastatyti iš mažai lego. Matot, kiek aš turėjau mažai lego. Oi. Turėjau mažai lego, o tai čia didelį bokštą. Ne bokštą, ten. Vis numušta. Zombio darbą. Nežinau, kodėl aš taip stačiau, bet stačiau. Važinėjantis tas kažkoks monstras. Tik reikia žinoti idėjas galvoti. Žinot, reikia tik tai idėjas galvoti. Žinot, Minecraftą, tai žiūrėkite šešėlį. Ne, čia, žinot, tokius būna eskavatoriai. Žiūrėkite šešėlį, atrodo kaip koks eskavatorius. Arba jei žiūrint iš šitą, atrodo, kad koks Minecrafteris paėmė, statė šoką mašiną ir daužo žemę. Taip, nueina blokelį ir... Ačiū, kad žiūrėjot, prenumeruokit, laikinkit ir taip toliau. Viso gero.